Sveiki. Šiame video papasakosiu, kas yra iš tikrųjų kripto imperija, kuo mes išsiskiriam iš kitų kripto bendruomenių, kaip mes treidinam, ką naudojam ir ką mes turim. Važiuojam. Pradėsiu nuo indikatorių. Tai pirmas indikatorius yra Imperium Signals. Turbūt nesuklysiu sakydamas, kad daugelis pradėjo treidinimo karjerą nuo long short indikatorių. Indikatorius rodo, kada atidaryti long, kada atidaryti short pozicijos, taip pat rodo win rate, drawdowną. Drawdownas tai paprastai reiškia, kiek po signalo nueina į priešingą pusę. Taip pat rodo, koks vidutinis profitas tiek long, tiek short, kiek kartų paima profit targetus. Statistika labai svarbi long short indikatoriui. Tai padeda vartotojui geriau priimti sprendimus, kada atidaryti poziciją, ar iš vis verta treidinti vieną ar kitą koiną, jeigu statistika labai silpna. Antras indikatorius yra Imperium AI. Indikatorius padarytas dirbtinio intelekto pagrindu, tai nėra tikras dirbtinis intelektas. TradingView platforma neturi tokių galimybių implementuoti dirbtinį intelektą. Gal ir yra kažkokie tai extensionai, bet aš apie tai dar negirdėjau. Imperium AI ištraukė visą informaciją iš TradingView ir pateikė vartotojui statistiškai. Imperium AI taip pat galima naudoti su bet kuriuo kitu indikatoriu kaip papildomą įrankį. Detalesnis aprašymas apie indikatorių ir jo funkcionalumą rasite mūsų Discord'e. Toliau Key Levels indikatorius. Tai visi pagrindiniai Key leveliai. Market Cipher originalo kopijo, taip pat neišsiplėsiu, ką jis daro, kaip jo naudotis. Visa instrukcija yra mūsų Discord kanale. Šiuo metu taip pat testuojam auto tradinimo botą, testuosim iki naujų metų. Mūsų architektas tikiuosi nesupyks, jei pasakysiu, kad geriau nekopijuokit. Jeigu AutoTrade botas rodys tokius pačius rezultatus, duosim visiems tik tais 2026 metais. Toliau kripto imperijos signalai. Tai informacinio pobūdžio signalai ir šiuo metu turim štai tiek signalų. Tai pirmasis būtų Imperium AI Signals, kaip ir sakiau, informacinio pobūdžio. Toliau Liquidations, RSI, Divergent signalai su papildomais konfluencais. Taip pat turim ir long short signalus, bet kripto imperijos nariai žino, kaip atsifiltruoti tokius signalus. Taip pat turim ir previous day signalus ir TRDR signalus. Taip pat turim ir naujienų botą, tai Trade News niekada nepraleidžiam, kadangi botas automatiškai siunčia pranešimus, kada kokios naujienos išeina. Pakalbėkim apie kripto imperijos partnerius. Mes draugaujam su Mexi ir Bybit tradinimo platformom. Tai apie bet kokius pokyčius informaciją mes gaunam pirmieji, kadangi yra priskirtas business partneris mums. Toliau Kiyotaka. Irgi daug neišsiplėsiu, bet visus kitus indikatorius darysiu šioje platformoje. TradingView neturi tiek galimybių, kiek mums reikia, o Kiyotaka visą tai suteikia. Kiyotakos projektas yra ganėtinai naujas, tačiau sparčiai plečiantis ir vis naujų dalykų implementuojama. Trading Different. Tai kas mėgstat SFP, tai geras papildomas įrankis sužiūrėti konfluencam, taip pat ir susižymėti major liquidity zonas. Didžioji dalis mūsiškių treidina pagal SMC ir techninės analizės principus juos miksuojant. Realiai panašiai ir gaunasi. Pagrindinius įrankius, kuriuos mes naudojam, tai Fixed Range Volume Profile, Fibonacci, Key leveliai. Nereikia turbūt paminėti, kad kuo daugiau confluence levelių, tuo daugiau rinkos dalyvių eina į treidą, tai tuo stipresnis treidas gaunasi. Bet pradėjom populiarinti treidinimą pagal order flow. Šiuo metu pas mus tik keli treidina pagal order flow, tai ieškom draugų. Kas labiau gilinatės į order flow, tai pasidalinsim ir giveaway, o šią galimybę mums suteikia ExoCharts, mes ir su ExoCharts draugaujam. Kuo mes išsiskiriam nuo kitų kripto bendruomenių, tai kad mes esam kaip kumštis. Kartu treidinam, kartu mokomės, kartu tobulėjam, šiaip daug ir live treidinam, analizuojam marketą, ieškom kuo stipresnių treidų. Shitcoin, memecoin treidinimas. Hebra čia ir botų prisikūrė, o stipriausias shitcoino traderis yra Gatorus. Gator Axiom platformai pasiekęs aukščiausią ranką, 2000 Solano ar kiek ten reikėjo suprekiauti, kad tokį ranką pasiektum. Realiai nežinau, čia ne mano tema, bet kažkas panašaus. Visais shitcoin treidinimo klausimais galite kreiptis pas Gatorą. Gator pats shitcoinus treidina live. Treidina po 4-8 valandas kiekvieną dieną, kartais daugiau, kartais mažiau. Jeigu Gator nėra online, tai vadinasi kažkur atostogauja. Turim ir Telegramą. Telegrame realiai mes nieko neprikūrė, viską atrenkam iš kitų grupių ir sumetam į Telegramą. Čia rasit naujienas, techninės analizės bei signalus. Daugelis žmonių nežino, kur tų signalų grupių ieškoti, tai mes atrenkam ir patikėm nemokamai. Aš pats asmeniškai netikiu signalų grupių pirkimais, jos plius minus visos vienodos. Kai kurie patys perpardavinėja kitų grupių signalus.
Tiek Telegram chatas, tiek Discord chatas yra atviras, bet kokiais klausimais susijusiais su kripto traderimu. Tai galite ateit, padiskutuoti, pasidalinti savo patirtim. Nemetam nei vieno, tačiau stengiamės Discord'e palaikyti iki 1000 narių. Neaktyvius karts nuo karto atsifiltruojam. Svarbiausia - supratingumas, žingeidumas, tobulėti ir kultūra chatuose. Čia pagrindinės mūsų taisyklės, o ką jūs veikat už Discordo ribų, čia jau jūsų asmeninis reikalas. Kas dar nesuprato, tai kripto imperijos pagrindinis tikslas yra edukuoti žmonės apie kripto traderimą. Nesame mes nei indikatorių parduotuvė, nei kažkokių marketo paslapčių pardavėjai. O kas ieško tikrai stiprios kripto traderių bendruomenės, tai visų lauksime kripto imperijoje. Visos nuorodos video aprašyme. Iki pasimatymo.